užtvėrė kelią. Dvi gražuolės. Nu, princesės pasitrauksit. Lemba, tu juodas geriau mane prabėg kelio, o? Va taip turi būti. Turiu tokią viziją. Šalia mano apartamentų šitų nuostabių, kuriuose gyvenu, yra, kaip čia pasakyti, karavanų, nu, tų namų ant ratų bazikė prie pat jūros. Ir vat labai norėtųsi dabar nuvažiuoti ir pasižiūrėti, kaip ta chebrytė ten gyvena. O gal nusipirkti vat namuką ir atvaryti? Nu, kažkur čia turėtų būti. Ar ne čia? Kur aš čia važiavau? Žolės. Ai. Ar aš kažkur ne ten pataikiau? Blin, aš ne čia pataikiau. Čia prie jachtų pataikiau. Gerai, man reikia šiek tiek dešiniau, okei. Dabar lik ten pataikiau. Bet čia kažkas turėtų gyventi. Nu, pasirodo, Kipre galim ir taip gyventi. Ir dar nesuprantu, kur žmonės. Dar ne vieno žmogaus nemačiau. Nu, palapinės yra, gražių va tokių karavančiukų yra. Javas gyvena. Nu, nelabai supratau, ta prasme, čia... Ką, čia vasarą pasilieka, ta prasme, per žiemą pasilieka, vasarą atvažiuoja. Nu va, tau jūra. Nu gal ir nieko, jeigu tu atvažiuoji, pasidedi karavaną, bet tai vis tiek čia nuomą reikia kažkokie mokėti. Staliukas. Čia geriausias vaizdas. Paaugusios kaip žolės. Lemba bijau čia įsmegti. Pažintis mano su šito gražiu paplūdimiu baigta. Bandom išvažiuoti. Ir aš kaip supratau, klausiau dėl šitų karavanų, tai jie buvo išvis čia pajūrėje pasistatė prie pat vandens, bet kaip šlykštuva, pavyzdžiui, aš nežinau, kilimai, visokios USB plokštės sudėtos, nežinau, vis tiek man šlykštų būtų čia gyventi. Čia karinis objektas.
apdėtas kažkuom. Bandom išvažiuoti, jeigu neužstrigsiu. Nu, buvo kažkaip įdomu atvažiuoti, pasižiūrėti. Aš galvojau, kad čia bus žmonių. Arba geriausiai bus šunų. Nu, va, radau du žmonės su traktorium. Pažintis su nelegaliu miesteliu baigta. Smoke lay on the ground.